Vylis Blauzdavičius, šitos vietos savininkas, tai idėjinis lyderis. Taip. Turim jo kelis klausimus. Vienas iš jų būtų, kokie yra jūsų populiariausi kaip patiekalai tarp žydų ir tarp lietuvių? Silkė. Silkė? Jo, bet silkė toks, žinai, persimaičęs tarp žydų lietuvių. Čia toks, kieno tai yra, labai sunku turbūt įvardinti. Tai silkė visom formom. Ir ar turit kokį nors išskirtinių gaminimo būdų ar tradicijų, kurios skirtųsi nuo apskritai viso pasaulio? Nu tai turbūt pastrami mes čia kur gaminam, tai marinuojam 9 dienas, po to rūkom ant malkų, tada vėsinam ir tik tai tada atiduodam žmonėm. Bet jisai nesiskiria, čia kaip tik yra labai senas būdas, 100 metų yra gamybos. O kas tai per patys? Pastramis, čia mėsos gabalas toksai. Aišku. Jo, iš jaučio krūtininės mes jį darom. Labai senovinis yra patiekalas. Jo. Patiekalas. Ir tada koks jūsų mėgstamiausias dar patiekalas būtų? Mano? Tai tradicinis. Geras klausimas, aš labai nuotaikos žmogus, tai man dabar žiūriu į meniu, ką mes turim, tai visada šiaip pirmenybė užkandžius, tai kaip ir minėjau, silkė, o po to turbūt koks flaumensimas, čia yra jautienos troškinys. Aha, aišku, supratau. Nu, dėkui labai.